Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie sveiką gyvenseną. Kokia būna sunki diena po vakarykščių linksmybių, nors kartą gyvenime yra patyręs ne vienas žmogus. Sakome, sunkios pagirios. Kartais tokios pagirios baigėsi tuo, kad ranka vėl tiesiasi prie butelio. Mūsų kaimynai rusai mėgsta sakyti, nuo ko susirgai, tuom ir gydykis. Net tam turi specialų terminą – pachmelija. Chmel rusiškai reiškia apinys, tad rusai siūlo gydytis apinio gėrimu alumi. Įsiklausykite, lietuviškai pagiriotis, tai gerti girą. Štai toks yra teisingas rytas po audringo vakaro. Reikia gerti daug skysčių ir išsivalyti organizmą. O pachmelas, tai atleidžia kalbininkai, tai daugiadienių išgertuvių ir didelių problemų pradžia. Gydytojas toksikologas Alvydas Repečka. Lietuvoje nebuvo stiprių gėrimų, saikas visur buvo. Kiekvienas kaimas turėjo savo durnelį ir savo pijokėlį. Vieną kaip pavyzdį, kokiu nereikia būti. Ne alkoholis yra problema, o ydinga patirtis, kuo susirgai, tuo ir gydykis. Ta reikia išguiti. Ir visos priemonės yra geros. Jeigu imt reklamos sektorių, pakeiskit visus užrašus vietoj, kad alkoholis žaloja sveikatą, pilietinė daryk pachmelą. Ant lietuviškų butelių, būkim novatoriški, parašykim, nieko tai nekainuoja. Ant lietuviškų butelių vartotinas kas antrą dieną. Protingas įsiklausys, mama užduos klausimą, kodėl čia tai parašyta. O čia parašyta dėl jos vaiko. Ir ji pati susimastys, kad kels balių. Tai kitą dieną visi eis į parką, vaikščios, šoks, dviračiais važinės, maudysis ar dar ką nors darys, o ne vėl antros dienos užstalė. Vestuvės turi būti švenčiamos vieną dieną. Visos šventės turi būti švenčiamos vieną dieną. Jaunom merginom galiu duoti patarimus, kad jeigu matot, kad draugaujat su vaikinu, kuris gerokai gali padauginti ir kitą dieną taiso sveikatą, nesuriškit savo likimą su tokiu vaikimu, anksčiau ar vėliau jūs turėsit rimtų problemų. Įpročiai formuojasi jauname amžiuje. Lemia ir aplinka, tėvų pavyzdys. Gydytojas toksikologas Alvydas Repečka. Alkoholio vartojimas turi būti nukeltas iki 21 metų. Jaunimas neturi gerti alkoholio. Dėl ko aš sakau, kad nuo 21 metų? Dėl to, kad iki to laiko formuojasi kepenų fermentinė sistema ir svarbu neapkrauti stipriais gėrimais. Tuo metu, kai formuojasi kepenų fermentinė sistema, kad nevyktų pokyčiai, kad nebūtų poreikio taisyti, kuo sugadinai. Yra kita blogybė. Kepenys etikečių neskaito. Yra stiprus gėrimai, koncentruoti degtinė, viskiai ir taip toliau, 40 ir daugiau laipsnių. Yra vynai, yra alus, yra fizai, kisai. 50 gramų stipraus gėrimo, lygybės ženklas fužeris vyno, lygybės ženklas bokalas alaus. Aluje laipsnių mažiau, už tai kiekis didesnis. Pavojinga tendencija yra, kad jaunimas ypač vartoja visus šitos sidrus, kisus, fizus kartu su tonikais. Kas tuo pasiekiama? Kad tonizavus organizmą sugebama didesnius kiekius, įpilti save alkoholio. Dar viena blogybė, ir tą yra pastebėję mokslininkai, kuo garsesnė muzika, tuo daugiau išgeriama alkoholio. Baisiausias dalykas tai yra daromi miksai, kada vartojamas alkoholis ir kartu vartojamas narkotinės medžiagos. Tie patys kepenų fermentai, kurie skaldo alkoholis, tie patys kepenų fermentai skaldo narkotikus. Radio laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjusvietimas.lt.